ir pagaliau atėjo laikas pasidaryti laistymo sistemą šiame plote. Ir aš turiu dvi sistemas, viena vejai, kita augalams. Ir kas labai gerai, kad aš galiu atiduoti visą savo mielą laiką augalų projektavimui, nes laistymo sistemą suprojektavo Maidina. Labai paprasta, nusiunčiau planelį savo augalų išdėstymą, būtinai labai detalų su masteliu, kur kokie augalai, kur veja, koks mastelis, koks vandens debitas ir slėgis. Ir štai ką aš gavau. Gavau patį planelį, kur turi būti purkštukai, kokie atstumai, koks angalis, kur vesti žarnas. Toliau gavau montavimo instrukciją su paveikslėliais, instrukcijomis, kaip sumontuoti, ką daryti, kokį angalį, kaip reguliuoti. Ir čia daug geros informacijos. Taip kad man labai paprasta. Dabar tai reikia keliauti pagal savo planelį, iškasti griovius, sumontuoti žarnas ir viskas, ir džiaugtis. Gerai, galim pradėti dirbti. Purkštukus susižymėjau. Viskas pagal planą. Kiekvienas kamputis pasilaistys ir neliks nei vieno vejos lopinėlio sauso. Viskas palieta tobulai. Štai čia aš turiu vandens atvestą kraną. Tai jungsime prie čia ir keliausime pagal planelį. Štai mes randamės čia. Turiu surinkti vožtuvų dėžę, o tada kasime į purkštukus. Vadovausimės plano, toli nepadedam, šalia ir pradedam, ką mes turime rinkinyje. Kas labai patinka, kad Maidina surenka viską ir sukomplektuoja ir sudeda į dėžę. Man labai patogu. Viską rasiu čia, vienoje vietoje. Suskaičiuota, išbraižyta, sudėta. Filtras, taip, reikės, slėgio reguliatorius reikės. Pradėkime nuo elektromagnetinių vožtuvų. Štai, čia yra kranai, kuriuos atsukinės kompiuteris. Suks. Tai čia vanduo atkeliaus ir jis bus paskirstytas į vejos laistymą, į augalų laistymą arba prapūsti, paruošti žiemai. Per čia galėsiu pūsti orą iš oro kompresoriaus ir išstumti vandenį iš visų žarnų ir bus paruošta laistymo sistema žiemai. Dabar užsuksime ir viskas surinkta. Elektromagnetinius vožtuvus susukau, štai čia į veją, čia kapiliaras augalams, o čia prapūtimui žiemai. Padaryta. Dabar, kas liko susisukti, tai yra purkštukam alkūnės. Va taip, labai nesunkiai, bet būtinai reikia įdėti šiek tiek teflono. Ir niekada nepersukite. Čia reikia švelniai užsukti ir viskas. Čia slėgio didelio nėra. Nereikia veržti. Koks stiprus turi būti vanduo, kad iškeltų. Už tai reikia būtinai parametruose nurodyti, koks vandens slėgis bei debitas. Kad žinotumėt, kiek vienu metu purkštukų gali laistyti. Tie, kas neturite elektros lizdo ir galvojate, kad negalite pasidaryti laistymo sistemos automatikos, tikrai labai klystate. Todėl, kad naudojate specialias DC rites, tada kompiuteris specialus, nuo telefono valdote ir jūs galite būti kur norite ir viskas vyks. Laistymas vyks su programuotu laiku, kurią savaitės dieną, kelintą valandą, kiek laiko laistyti, visą tai atliks kuo puikiausiai. Tai taip atrodys mano elektromagnetinių vožtuvų dėžė. Čia išlenda kapiliarinis laistymas, bet man dar trūksta purkštukam. Tai aš turiu iškirpti kampą dėžės, nukirpti, kad galėčiau išlysti su žarna ir keliauti į purkštukus. Dabar įpilsime šiek tiek akmenėlių dugne, tam, kad nesiveistų skruzdėlynai, kad nebūtų purvo, kad nebūtų kažkokio vandens, tai tiesiog užpilsiu švelniai akmenėliais ir viskas. Aš siūlau patikrinti, atsukti vandenį ir patikrinti, ar neleidžia jungtis. Keliauja vanduo, bet neprileisk. Ramiai. O dabar uždengsime dėžę ir kasime būtent visas trasas, kad suguldyti žarnas į purkštukus. Gerai, kasam.
Jau iškasta, padaryta. Visus griovius kasiau 20-30 cm gylyje, tiek pilnai užtenka vedžioti laistymo sistemai. O dabar reikia vedžioti vamzdžius, sujungti, paleisti vandenį, patikrinti, ar gerai sujungiam ir tada galėsime dėti purkštukus. Keliaujam. Niekada nenaudokite vamzdžio skirto vandentiekiui, naudokite LDPE. Jis pigesnis ir geriau atlaiko šaltį. Jungiant jungtis visą laiką jauskite vieną cilindrą ir da, op, 2 kartus, čiukš, čiukš, tada reiškia pilnai. Viską nuimti, va, žiūrėkit, čia yra gumytė, būtinai ištraukit ją, uždėkite ant vamzdžio ir galite tokiu būdu sumauti, tada jau tikrai patikima. Jungtis atsišakojimus visada pradėkite dėti nuo elektromagnetinių vožtuvų ir kryptimi į tolimiausią purkštuką. Nuo ten ir tolyn, tolyn, tolyn. Jeigu pradėsite atvirkščiai nuo tolimiausio purkštuko ir link vožtuvo, jums liks vamzdis, kuris bus nereikalingas tiesiog, nes kiekvieną kartą vamzdis pailgėja per jungtį. Tai šiuo atveju maždaug apie 5-6 cm. Ir jeigu tokių jungčių bent 5, tai 25 cm. Viskas. Taip, vamzdis atvestas. Dabar būtinai patikrinsiu vandenį, ar gerai sujungiau. Ir jeigu viskas tvarkoj, galiu užkast, dėti purkštukus. Ir hop. Puikiai. Bėga už manęs, bėga ten, bėga ten, bėga ten, visur bėga. Iškasėm, išvedžiojom. Dabar užkasim, dėsim purkštukus. Dabar purkštukas bus štai šioje vietoje. Maždaug 5-6 cm. Nuo trinkelių nereikia prie pat. Ir pažiūrim aukštį, lygiai su trinkelėmis. Viskas panašiai tiek ir telpa. Atsimatuosime vamzdį, ties kur nukirpti, nukirpsim, uždėsim purkštuką ir viską įstatysime kuo tiesiau, kad išlindęs purkštukas laistytų tiesiai. O dabar atėjo laikas sudėti purkštukų angaliukus, kurie išpurkšto lygiai vandenį. Štai komplektas, mano projektas, truputėlį išterliuotas, bet gal nieko. Ir turime ši vieta, štai čia, turime MP3000 90-210. 90-210 tai reiškia, kampas reguliuojasi nuo 90 iki 210. Ir labai gražiai iškeliam purkštuką. Nusukam galvutę apsauginę, įdedam purkštuko galvutę, užsukam. Štai čia jaučiasi yra nedidelė dobelė. Ja visada reikia nustatyti kairę kryptimi lygiagrečiai išpurškiamam plotui. Tai štai čia lygiagrečiai, kairė pusė ir purkš reiškia nuo jos į dešinę pusę. Ir jeigu norėsim reguliuoti, mums reikės tik pasukti šį žieduką, o dabar mažiausias kampas 90. Tai taip. Op. Ir žiūrėkite, kai suku purkštuką, suku už korpuso, ne už angaliuko, į vieną, į kitą pusę. Va šitas. Va. Ir čia bus gerai. Paleidžiam, keliaujam prie kito. Sekantis šis purkštukas MPLS. Reiškia stačiakampė galvutė. Ir žiūrim, kur pažymėta LS. Aha, štai šia. Gerai, lygiai taip pat iškeliam švelniai, nusukam apsauginę galvutę, uždedam angaliuką. Viskas, laikas pabandyti atsukti vandenį ir pažiūrėti, kaip viskas laistosi. Tiek darbo. Štai ir sumontavome visą laistymo sistemą. O kaip pajungti kompiuterį ir lietaus daviklį, žiūrėkite kitame video.